Norėjau sakyti labas rytas, bet jau 11:59. Vakar atvažiavome miestelin Portimao, kuris yra pačios pietuos Portugalijos. Leidom savo vakar biškį pavakarot, nes Simona pagūglino, kad galime ten prasiplaukti į tokias uolas, kur net nežinau kaip papasakot, bet gražias vietas vandenį. Dar yra šansas galbūt pamatyti siurprizą, bet siurprizo mes palauksim ir matysim, ar jis bus ar nebus. O dėl ko mes leidom vakar savo pavakarotai, kad turėjo turas prasidėti 10, bet vakar vakare parašė, kad sako, ryte bus stiprus vėjas. Plauksim 12:30, jeigu tinka. Pradžių galvojom, kas čia gali pasikeisti per tas porą valandų, bet iš tikrųjų ryte atsikėlėm. Pūtė, mes dar toliau nuo vandens buvom. Stiprus vėjas ir buvo ganėtinai šalta. Ir dabar 12 valandą. Giedras dangus, saulė kaitri, vėjo jokio. Žodžiu, šilta, gera. Už 20 minučių turim pajudėti. Plauksim į turą. Daugiau kaip ir planų neturim. Tai šiandien pasiplaukėm ir tada dėsim gazo link Ispanijos. Jo, dar vis laukiam turą, tai turiu laiko, galiu papasakot, vakar vakarienės buvom nuėję, išsirinkom random restoraną, Simonas surado. Iš pirmo žvilgsnio galėtum pagalvoti, kad greito maisto kažkokio užkandinė, bet realiai restoranas, viskas labai faina buvo. Labai fainas padavėjas, daug mums prisiūlė visko, kur jau čia mano favoritai ir mes jau pasitikėjom ir nei kiek neprašovėm. Pirmą sykį turėjom tokią patirtį, kur šefas prie mūsų priejo, atėjo ir pats savęs pasiglosti turbūt, bet labai fainas buvo. Sako, viską, ką darau, šone stovi žmona, daro lygiai tą patį, nu taip nesigauna, sako, turbūt dūšės tiek neįdeda. Ta gerimuką, kur vakar dar užpilinėjo man ant deserto ir vėliau atnešė dar padegustuoti. Pasirodo, šefuko tėvas daro. Policija ateina, tai tada mes parodom ten tą butelį, bet iš tikrųjų tai mes ten tokį bakelį turim, iš jo čia pilstam viską. Ir kartočiau ir jeigu būsit kažkur aplinkui, įmetu va čia, locationą į tą vietą, apsilankykit, tikrai neapsiriksit. Tai va, einam pro autobusų statelai ir šiaip labai gražūs spalvoti namiukai visur pakrantėj. O štai čia va šitie va mėlyniai yra mūsų autobusai. Tai varysma prasilėkti, pakedenti plaukus. Nu, atkelą neblogą. Danėjai lipam patys paskutiniai, bet oras pasaka, šilta, gera. Sunku patikėti, kad šiandien yra kovo 26. Man tai pats tas. Aš jeigu plus 25 ir daugiau, man jau daro sunku. O dabar čia pats tas. Siūlė pasimti megztinį, sako, greitai plauksmą paskui, žinai, bet aš galvoju, žinai, aš vis tiek šiaurietis nesušalsiu. Nemeluosiu. Šitam autobusui šiek tiek vėjuota. Šitą uolą piratai naudodavo kontrabandai pergabinti pietus, tai va ten dešiniai matosi plyšys, per kurį virvėmis iškeldavo krovinį. O ten dar gali matyti ir kopėtėlės. Būtų įdomu gyvai pamatyti visą tą procesą. Nors gal šiandien geriau piratų ir nesutikti. O ten va toj skylė iš žmonių yra. Sako, populiari vieta visai pirštis su tokiu kraštovaizdžiu. Ten kebriukai gal jau maudytis ruošęs pilną laiptų. Galima išlipti, lipti. Čia bus šou. Wait. It's alive. The Alfonsina cave. Donc on voit maintenant la grotte 2 as the biggest cave on the area. It has a total of 10 doors. So you can see on the ceiling you have a lot of fossils of seashells. So you can see on top of us a hole, 2 holes. That are named the eyes of the cave. Donc on voit chez nous 2 trous. Nice, and can go to the front, take some pictures. Podem tirar algumas fotos se quiserem. E é possível levar uma foto, se voulez. Como podem ver, não temos ninguém no grupo, já não é possível ir até ao centro. Ta prasme, yra nesąmonė filmuoti tokiam pilnam plauste. Visi aplink zuja, vaikšto, rėkauna ir nieko nesimato ir nesigirdi, va taip. Bet vieta įspūdinga visai. Tai rekomenduoju. Dabar prasidės įdomioji dalis. Plauksim ieškoti delfinų. Ieškosim ženklų, skraidančių paukščių, kurie nardo ir ieško žuvies. Žvejų laivų, paskui kuriuos irgi kartais plaukia delfinai. Yra čia pora specialistų, kurie labai gerai skaito tos ženklus ir 100% nėra, bet yra didelė viltis. Būtų labai smagu pamatyti škiperį.
Tai ne šiaip paukščio, yra 3 pagrindinės paukščių rūšys, kurias jeigu pamatysim, galim būti 100% garantuoti, kad apačioje bus ir delfinai. Tai labai įdomu ir pasiteisins. O ten prieki mūsų delfinų medžiotojas. Porą minučių atgal jau jis ten kažkokius gestus rodė vairuotojai, kad yra viltis surasti delfiną. Tai dabar įtampa tik kyla. Net jei nepamatysim delfino, vis tiek labai smagu. Bet labai norėčiau pamatyti, būtų žiauriai kietai. Jau aplink valdį sukasi paukščiai ir vietomis matosi, kaip jie neria. Tai atsiranda šansų, kad mes toj pamatysim kažką įdomaus. Man atrodo, kad mačiau peleką. Eik tu savo, geras. Eik tu savo. These dolphins in our coastline, they are. Ces petits dauphins très courts sont résidents, sont ici avec nous. Geras. Mes ką tik matėm delfinus. Ir ne vieną, ir ne du. Nu, bet faina, mes pamatėm, kad paukščių būriuojasi, pradėjo nardyti tie paukščiai ir iš tikrųjų, kaip ir sakė, ta medžioklė visai nesitikėjau. Bet mes ganėtinai toli nuo kranto. Plaukiam pusvalandį gerą ir tikrai greitai. Buvo visiškai verta, totaliai verta. Tai sakė, šitie gyvuliukai labai suvalgo per dieną iki trečdalę savo svorio, tai gali apie 100 kg žuvies papilti ir jeigu netingi, gali plaukti net ant 5 km/h greičiu. Kai jie taip purkštauja, jie priverčia mane krykštauti. Ar galim sutikti, kad čia bene geriausiai išleisti €100 ant kažkokių tų pramogų? Nu, čia geras. Jie ir vadegytė pliukšt ir per savo tą skilutę kaktoj purkšt. Prieš tai mums liepia saugot kepurės, nes sako, jeigu nukris, tai tiesiog bus delfinai su kepurėm. Mums linksma, mums smagu, bet yra kai kurių žmonių, kurie ir su maišeliais sėdė apsikabinę ir jie net nežiūri į tuos delfinus, tai čia tai labai nesmagu. Nu, per mums šimtoje tokių čiūdų nepamatysi. Nesimato per kamerą, kas po vandenį daros, bet vanduo yra labai skaidrus ir matosi, kai kurie delfinai visiškai palei pat bortą praplaukia. Džiugu, tokie dalykai primena, kad laukia dar daugybė pirmų kartų. Linkiu visiems to paties. Metas start, bye. Delfiniukam lekiam į krantą ir važiuosim toliau. Labas rytas, su jumis sveikinas ponas Įdegis. Nu, nėra labai pratinga dėtis kepurį ant saulės, ant vandenį, bet taip irgi negerai, nes jau pradėjau jausti, kad kaista. Tai žodžiu, va, čia daugiau labai komentuoti nereikia. Kitas komentaras. Atvažiavom į piečiausią Europos tašką, Ispanijai, prie pat Tarifos. Dėl ko aš čia iš mašinos dabar komentuoju, nes velnis atsikėlėm, atvažiavom ir čia belė koks vėjas pučia, smėlį pūsto. Va, ta prasme, sakau, iš karto eisiu apsiausiu batus ir tada eisiu, nes kroksus pripus labai, o šiandien su kojiniam planuoju vaikščiot. Iškart iš mašinos įlip. Va, šalygatvė kiek lygiai. Tiesiog supustyta. Aunuos batus, vilkos megztinį ir eisim biškį praseit. Taip, tai kaip jau minėjau, atvykom į piečiausią Europos tašką. Matau, kad reportažas čia nebus ilgas ir tikrai neužsibūsim. Nueisim kiek galima giliausiai į tą tašką nueit, nes tiesiai visur pusto, labai pusto smėlį. Oho, net biški metai iš šono vėjas. Aš dabar einu su šortais, smėlį, tiek smėlio granulės, atrodo net bado kojas, ausis, tarp dantų jau traška. Tai va, toks čia taškas, eik tu savo, tikrai meta šonin. Jeigu matot, va ten tolumoj Simona paskreipus tiesiog stovi, nes jų šveičia šonin. Neveltui skaičiau, kad čia yra kaituotojų rojus. Čia su tokiu vėju tai duodas vajovanis atsigulė ant vandenį. Simutė reikia atsigul, kad stovėtų vietoj. Kaip Simuk? Dabar džiaugiuosi, kad praėjau paplūdimį, tai dabar tik vandens purslus jau atpučia. Prieš tai smėlis taip neįtin maloniai bučiavo. Simuko, tu gali Jacksono tą judesį padaryti. Juokas juokais, aš šiaip sveriu apie 120, mane jau irgi neša vėjas. Jau reikia biškį atsilošti, norint stovėti vietoje. O va ten yra piečiausias taškas, už tos prabos. Tai mes link ten ir einam, jeigu nenupus vėjas.
Čia į krantą duodasi banga, o vėjas toks stiprus, kad taško vandenį tiesiog. Ir šitas molas jau, nebėra toks žemas. Prieš tai tiesiog mačiau kaip tokį gerą, va taip gūsiai, banga. Okeano Atlantiko tarifą. Tadam! Very nice, very nice. Norėčiau užfiksuoti, kaip čia tie purslai duoda, nes mane ką tik nuprausė tiesiog. Mušasi banga į molą ir tada vanduo kyla, vėjas, belė koks pučia. Tiesiog šlapės. Na, truputį gaila, nes atsimušėm į vartus. Mano supratimu, mes esam va čia, o jau pats piečiausias taškas būtų va ten. Nu, čia labai nedaug, čia faktiškai va ten jau Švyturio viršūnę matau. Tūras atšauktas, mes net nebuvom užsakę tūro iš tikrųjų. Per tvorą nelipsim, ką tik matėm pravažiavo, čia sargyba patruliuoja, bet pakankamai neblogai. Toks trumpas sustojimas pakeliui į Gibraltarą, nu labai neramus oras. Šiandien planuojam pasivaikščioti Gibraltare, tai ten ant kalno, ten dar labiau turėtų būti vėjas, kas manęs nei kiek nedžiugina. Labai galim šašarojau. Sunku kvepuoti, sunku stovėti. Gerai, tai gal mes čia nebesiprausiam, einam į mašiną ir varom į Gibraltarą. Pripustyta. Aš va čia einu per plyteles, o man pripustė pilnus batus smėlio. Ir nuo galvos dabar byra. Mašina pusiau smėlio aikšteliai priparkuota. Kur tu kukulėkė? Man atrodo, tu jau Gibraltare. Pasų kontrolę. Pirmas dalykas, mus pasitikęs Gibraltare yra telefono būdelė. Čia yra visiška Anglija. Iškart mus pagavo į turą, biškai pravažiavim ir tada viską papasakosiu. Atvykom į Gibraltarą. Pirmas dalykas tai yra patekimas per oro uostą, per muitinę. Būtina turėti pasą, nes va, kiek šalių apvažiavom, faktiškai niekada niekas niekur nieko netikrino, o čia kitaip jau nepateksi. Prašė nefilmuot, tai tiesiog praėjom ir iškart tarp durų mus pagavo gidas, sako, žiūrėkit, čia turas. Esmė yra tokia, čia yra kaip ir rezervatas kažkiek tai patekimo mokestis vis tiek yra 30 svarų, už turą susimokėjom po 65 eurus. Vietoj to, kad vaikščiotume čia kokias turbūt 5-6 valandas, mus praveš per pagrindinius taškus su mašina ir gidas taip pat papasakos dalykus. Yra pirmas sustojimas ir va ten dabar yra apsiniaukę, bet jeigu gerai įsižiūri, tenai matosi Afrikos krantas. Ir labai daug laivų, visur, kur nepasisuksi. Ten, čia krūva laivų. Visiška Anglija, jie irgi save laiko Britais, kalba angliškai, visur telefono būdelės, tos raudonas. Prieš kažkiek metų jie turėjo referendumą dėl atsiskyrimo nuo Britanijos. Ar 96,7 ar 97,6% nubalsavo prieš ir jie vis tiek nori būti Britais ir jiem labiau patinka būti Anglijos dalim negu kad būtų Ispanijos. Tiesa, dar ispanai turėjo pretenzijas į Gibraltarą. Gal prieš kokių 5 metų jie čia buvo padarę blokadą. Tai patekti į Gibraltarą galėjai tik tai arba laivu iš Maroko, arba lėktuvu iš Anglijos. Išgyveno, atsilaikė ir šiaip, kai atvažiuoji iš tolo ir pamatai, kas yra tas Gibraltaras, aš neįsivaizdavau, kad toks kalnas. Nesunku suprasti, kodėl jis toks neužkariaujamas čia buvo per visus tos laikus. Dar viena iš priežasčių, kodėl apsidžiaugiau, kad pasiėmėm turą, tai esminis dalykas yra tas, kad į kalną pasikelti yra funikulierius, bet jis neveiks. Artimiausius 3 metus sakė, pagrindinė šio vakaro žvaigždė. Tai va, žodžiu, neveikia cable caras, neveikia tas funikulierius. Dėl to, kai dabar pradėjom kilti kalną link urvų, link antros mūsų statelės, jau apsidžiaugiau, kad nereikia lipti peškom, nes kalnai status, atstumai nemaži. Labai noriu makakių pamatyti daugiau. Bus vienas spotas, kur turėtų jų būti daugiau, čia tik viena dabar serija. O dabar mes eisim į urvą, kuris karo metu buvo kaip karo ligoninė naudojamas. A dabar daro koncertus. Dar pakeliui
paskui gal aš pamatysiu, užfiksuosiu, buvo tokie geltonai apdažyti ir metaliniai žiedai kylant į kalną, įsukti į akmenį. Jų paskirtis buvo užtraukti patrankom į kalną. Perveri virvę ir trauki. Nu tai tokiam kalnan tiesiog būtų lipti reikalų, o čia reikia dar patrankas traukti. Okay, I'm just coming to... Aš matausi? Jo. Buvo tamsu, jungiau kamerą, norėjau pafilmuoti ir buvo tiek tamsu, kad nesupratau, kad galima nieko ekranas nerodo. Aš tai nespriekį apšviesti, aš tai neapšviestas. Pasirodo, taip reikėjo. Kam nepasaka. Šitoj scenai Skeleto kepurė galėtų kad nors pakoncertuoti. Skambink! Gerai čia. Gerai tau čia. Susiraukė. Neapsisprendžia, ar su cukrom ar be cukros, kaip ir kovas nori. Ką mes čia turim? Sveikas, makakiau. Buvo duotas patarimas elgtis atsargiai prie makakių, nes gali pavogti kepurę, pavogs pirštinės, kuprinę laikykit priekį, nesako atseks. Žodžiu. O! Makakis. Gali kasti ir negali. Gali ir gali. Nebeįdomus jam šitas kapustas. Lipa kuprinėn. Šitas gudročius pamatė ant žmogaus nugaros kuprinį, šoka. Visiems atrodė linksma, nus pradėjo iškart jų sekti. Tai nemelavo. Kai čia tiek daug šitų draugužių, tai noris visą laiką ir filmuoti. Pripratį prie žmonių, nieko nebijo. Čia irgi tokia atvarėm į tokią vietą, prie tų bežionėlių. Čia dar nėra bežionėlių vieta, bet stiklinės, eik tu savo. Tavo kakta. Mano kakta. Taigi ir velniam reikėjo šitų kepurį dėti, sakysite. Bet supranti, saulą kepinu, mes žinojom, kad plaukiam turą ieškoti delfinų 2-3 valandom. Be kepurės, be šansų. O tas kateris be stogo. Važiuoja greitai. Sako, jeigu atsuksi snapelį į priekį, tai delfinas turės tavo kepurę. Jeigu snapelis į galą, tada vaikščiasi kaip aš. Šiandien sustojau degalinę ant kuro užsipilti. O, mucho sol. Tai va, turim trečią sustojimą, dangaus aikštelę. Ir čia galima į visas pusės pamatyti. Tiek miestą, tiek vandenį, tiek makakės. Kiek ten apačioje tų makakių? Aš visai norėčiau, kad jie man ant pečių užšoktų. Būtų visai linksma. Pakasytų man galvą. Pasidarytume fotkę kartu. Šitą mąstytoją, šitą, myslę kūtai. Planų rezga. Koks jos planas? Pažastį paskasyti. O, tai planas. Jai patika. Visur į kalną kylant pilna va tokių žiedų. Ir jų paskirtis buvo čia perverti virvę. Ir tada apačioje yra pabūklas ir užtraukti į kalną. Makakiai nemotais. Bet man tai wow atrodo. Į tokį kalną užtrauk pabūklą. Ne vienas dienas darbas. Šoks ant peties. Šoks ant peties. Ai, kokia minkšta. Vagė. Iškart rankų Simonai kišenėn. Makakė norėjo suvenyrus iš kišenės, iškart cap. Čia jų po to stalas. Sako, kad niekas nežino, iš kur čia tas makakės atsirado. Jos čia seniau negu visi.
ko gero, vienintelė Europos vieta, kur tu gali va taip apart zoologijos sodo sutikti laisvai besigadančių makakių. Ir žinoma, please respect the makakės. Makakė irgi žmogus. Radau, kur palipti aukščiau. O ten buvo tas stiklinis. Ten užlipti dabar negalima. Nors matau, žmonės eina, bet sakė mums, kad ten negalima. Tai nežinau, kiek ten aukštai galima pasikelt. Nu, bet makakyčių. Jo, apskritai, mūsų šita ekskursija šituo sykiu labai turininga. Ir delfinai, ir makakės. Šiaip gražių vaizdų prisižiūrėjom. Gibraltaras geras. Geras Gibraltaras. Nu tai va dabar žiūrėkit. Šitas pabūklas iš pakalnas, iš Vateva. Reikėjo užtarabonyt va čia. Tai tu įsivaizduoji, kiek čia reikalų. O va čia mes turim pakilimo taką. Ir lėktuvas tuoj kils. Pirmą kartą taip iš viršaus matau pakilimo taką. Aha, va ten degalinė. Mes per va ten įėjom. Nu gerai, aš einu į tunelį. Aš dabar einu į tunelį. Kai išeisiu iš tunelio, tada dar biškį, jeigu liks laiko apžvelgsim, nes vairuotojas mūsų lauks tik 15 minučių čia. Čia yra gynybiniai tuneliai ir jų Gibraltare yra apie 56 km iš viso privedžiota. Va, pabūklai, angos šaudimui, ten per tą langą. Einam pažiūrėti, ką matom. Matom pakilimo taką. Čia rimta tvirtovė. Jeigu nori būti saugus, varyk į Gibraltarą. Ir niekas šitą vis nenuskriaus. Nu jo, čia vietam reikia saugot galvą. Bet jo, urvų tai čia nemažai. Ir šiek tiek parodo, kaip gyvenimas vyko. Prieš tai ten buvom uoloj, kur buvo stalaktitų labai daug. Ir angelas ten toksai iš tų stalaktitų susiformuoja. Tai ten grinai gamtos stebuklas. Žodžiu, prieš atvykstant daugiau pasiskaičius, pasidomėjus ir dienos turbūt. Mane pertraukė. Kas mane pertraukė? Bijokai kažkokia tai. Nu gerai, ir sėdėkit jūsti. Gerai jam. Va, į visas pusės gali apsisaugot. Tai kas tau čia paims? Kas tau čia paims? Čia niekas tavęs nepaims. Vyriokas ūsais niekas nepaims. Tai va, patekimas į šalį yra, va ten jau visur yra Ispanija. Mes va ten va mašiną palikom ant kampo, per ten atėjom. Ir va per tą pastatą ten yra oro uostas, gavosi, patekom į vidų. Ir va čia va reiktų kirst pakilimo taką, norint eiti tolyn. Bet čia mus jau pravežė su mašinytė. Takas netoks ir ilgas. Tiesiog niekur geriau nesigavo padaryti pakilimo taką. Tai gavosi, kad oro uostas yra siena. Tai štai, paliekam Gibraltarą. Prieš tai Simonas sako, jeigu man nieks nebūtų pasakęs, tai nebūčiau supratęs, kad per oro uostą patekom. Bet dabar mes jau išeidinėjom savom kojom ir dabar gali suprast, nes mes dabar kertam lėktuvų pakilimo taką. Ir kito patekimo čia ir nėra. Štai, iš visų pusių. Prieš tai rodžiau jum nuo tos uolos šitą taką. Ir dabar galim trumpai apžvelgti. Tai vienas pirmas pastebėjimas, iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad pravežė mus gidas čia visur. Būtume visą dieną pravaikščioję ir gal ir būtume suspėję dar į kitų makakių užlipti. Šalis atrodo labai mažai ir atrodo čia per ilgi 5 km, per plotį 1,5 nepilnai. Ir atrodo nieko čia nėra, bet aš įsivaizduoju ant kalnų užlipus, jau gali būti, kad ir makakės būtų nebeįdomios. Čia pirmoje eilėje, kai tik įeini į Gibraltarą, iškart papuoli į miesto centrą. Daugybė tiek prabangių juvelyrikos parduotuvių, tiek įvairios technikos, visko, jie čia sakė, su mokesčiais gerai tvarkosi, tai kai kas turbūt pigiau. O šiaip pagrindiniai dalykai, iš ko jie gyvena, tai yra turizmas numeris 1 ir antras yra offshoriniai bankų dalykai. Kas kaip moka, tas taip šoka. Pagrindinis galvos skausmas yra Ispanija, kuri vis nori viešisi juos prisijungti pas save, bet jie to nenori. Jie yra Britai, mėgsta fish and chips, yra nemažai pubų ir tokia čia ta kultūra. Eismas, galvojau, kad vyks priešingą pusę, pasirodo klydau. Jeigu gerai supratau, lygiai prieš 100 metų jie pakeitė tą, kad tiesiog būtų paprasčiau, nes čia Ispanija viskas, tai žodžiu važiuoja kaip ir mes įprastai Europoje. Tai štai, tiek apie Gibraltarą, labai pučia vėjas, jau pradėsim judėti namų link, bet dar turėsim porą sustojimų. Tai dabar mes einam į mašiną ir pasimatysim vėliau.
Va, jau važiuoju, jau paspuošęs, jau pirštai, jau ledas. Supranti, važiavam, užsižiūrėjau kažkur tai, neti nusukam. Pasirodo mokamas kelias. Mes mokamų kelių važiuoti nenorim. Kur važiuoti toliau? Žiūrim degalinę. Nu tai sakam, paklausimą, kad jau šitam apkarponį lypam. Gal paklausimą, ar čia nusipirkti vinjetę reikia, ar kas, žinai, galų blogiausiu atveju pagooglins, kas daryti. Jei išlipau, durelas dariau. Į tik atrodo, ta prieš mėnesį irgi draugė kita nusimušė pirštų. Sakau, kaip tai šitiek? Nu nesakiau, bet pagalvojau, blemba, tai atrodo šitiek metų darinėjai durelas kiekvieną dieną ir nusmuš dabar pirštų su durelam. Tai prisižnybau, nieka tai gali baisaus, bet nagas jau nukris, aš šitą padaškytę, kur yra, irgi prakiūra. Nu prižnyba tik išilgai. Biški buvo negera pasidarė momentu, bet dabar jau gal gerai bus viskas. Tai va, važiuojam toliau atostogų. Bet labai geri degalinės darbuotojai pasitaikė. Taip, Ir iš karto atnešė ledo, iš karto atnešė stiklinę pilną ledo prikrovę. Į pirštinę įdėjo, kad nevarvėtų, dar paprašiau, pleistriuką davė. Tai aš aprūpintas. Ir žinokit, dar vienas dalykas tuo pačiu. Aš taip vadovaudamasis tuo, ką girdėjęs, prancūzai nekalba angliškai, ten ispanai ten nekalba, visi jie kalba ir labai fainiai ir geranoriškai kalba. Pats kai durnius priejau parduotuvėj, galvoju, aha, nu tai tai aš ją angliškai paklausti negaliu, prancūziškai nemoku, kaip aš paklausiu, kur čia tų kiaušinių gauti. Pradėjau kas skėščią, žmogus angliškai pasakė, va, gal nueisi ir paduosi. Tai va. Nedarykit skubotų išvadų. Viskas. Ačiū. Pabambėjau. Saka, bėda po vienu nevaikštą, taip? Aš dabar visko chronologiškai sudėliosiu. Mes važiavam, užsižiapsau, pravažiavam nemokamą kelią nusukimų. Papuolam mokamą kelian. Nu gerai, nieka tokia. Sustosma, pasklausma tuoj, kaip čia kas daryti. Pys turėlėm pirštų. Skauda. Nu gerai, nuėjau, sušaldė, apvinioja, viskas gerai. Važiuojam toliau. Sustojam pavalgyti, sustojam. Darau, ašgi dabar nerankus, ašgi invalidas, matai. Va čia va ir tarpelas, apelsinais, mandarinais. Kėlau maistą, tašį iškryta, viskas, nurėdėja po mašinų, visi apelsinai, visas citrinas. Da negana ta. Va čia va, aikštelai buvo. Aš tikiuosi, kad čia Nutella. Žiūrėk, ateik. Kad visi žinotų, čia Nutella. Nu, atrodo bent jau kaip Nutella. Visam parkinge vienas žmogus turėjo eiti ir būtinai lipto Nutella. Spėkit kas. Aš bijau dabar sėsti ir mašiną, nebežinau, kas čia toliau bus. Vo, viena pirštis sako, vo, čia kaip Antalėptei. Kaip čia miestelis vadinasi? Pravažiavam daug įdomių ir Kartagėnų pravažiavam, jau galvojam, kad Kolumbijai pasklydam. Ir El Escobar buvo irgi miestelis, pravažiavam. Kaip netikėta, El Escobar bar. El Escobar yra irgi. Nu bet žodžiu. Tai va, dabar atvažiavam šitan miestelin pavadinimu nežinia. Gal šitas Korvė? Korvė. Tebūnie bus Korvė. Čia gali eiti vidurių kelią, gali neiti vidurių kelią, kaip nori, visi čia savi. Ir va, kamerų pakavosiu. Kai eini su kroksais, apsmovis koinės, tu visur vietinis. Korver. Korver, tai va. Tai čia da daugiau vazonų. Jo, dar nepabaigta. Korvera. Yra viešbutį Čeinikas, taip, prasvirsmo Bomšpake. Ir rytoj tęsimo kelionį Valencijos link. Labiau link Barcelonas, bet pro Valenciją, nežinau, Valencija gal nestosma. Bet vaipas geras. Dar net klausimas, ar Bomšpake suvalgius nenuslaisimo apačion, bet čia buvo baras. Tai viskas. Tiek ir norėjau. Tada prašom į mūsų apartamentus.